Sveiki, su jumis sveikinasi Majus. Kaip čia pasakyti? Yra labai keista, kai tau reikia netgi iš namų išeiti, kad paimtum ir persigropuotum viską savo galvoje. Yra taip, kad, kaip čia pasakyti, su šeimyna sutariu vidutiniškai, ne per geriausiai, ne viską sakau, ne viską sutariam, ne taip pat galvojam. Šiaip tai daug nesikalbu, labai gaila, reikėtų daugiau kalbėtis, bet tiesiog yra toks faktas, kad aš paėmiau dabar išėjau iš namų pasivaikščiot. Tik tai dėl to, kad aš negalėjau susikoncentruoti ant savo darbų, tik tai dėl to, kad aš jutausi lyg palieku savo šeimynos komforto zoną. Labai keistas jausmas, labai keistai apsakyti yra tokį dalyką. Bet jo, tiesiog aš bandau kažko siekti, o jie tiesiog žiūri į televizorių. Ir man tai taip keista, nes jie maždaug atsisėda prie televizoriaus ir paskui dar pradeda, dūsaut. Kad, čia viskas, reikia žiūrėti televizorių panašiai, blemba kažką daryk, ką nors. Vienu žodžiu, gyvenimas yra sudėtingas, bet, kaip čia pasakyti, gyvenimas yra paprastas, man reikėtų su jais pasikalbėti, bet tai yra sudėtinga atlikti. Tai, vienu žodžiu, aš nesu kažkoks čia visažinis, visagalis, tokios pačios problemos kaip ir pas visus. Ja. Tik tiek ir tą norėjau pasidalinti. Tas pats visiems žmonėms. Kad ir va dabar, gerai, tai aš pavyzdžiui einu, bandau kažkaip su šituo visų dalyku, kažką darysiu dėl to. Aš esu toks žmogus, kuris kažką dėl to padarys. Galų gale vienu metu ar kitu. Gerai, jūs turit vilties, aš irgi. Visi mes žmonės. Iki.